Rytoj bus paskelbtas miestas laimėjęs 2009 Lietuvos kultūros sostinės titulą. Tačiau kauniečiai tikina, jog jiems laimėti nebus leista. Tuo tarpu šio konkurso organizatoriai teigia, jog tokios kalbos neturi pagrindo. Skaičiuojamos valandos iki to momento, kai bus paskelbta, kuris miestas kitame didžiuosis Lietuvos kultūros sostinės titulu ir gaus 300 000 litų premiją pateikto projekto įgyvendinimui. Prie konkurso starto linijos išsirikiavo 17 miestų ir miestelių, o Kauno menininkai pasiūlė net 2 projektus. Tačiau tarp laikinosios sostinės kūrėjų ir politikų sklando kalbos, kad Kaunui kultūros sostinės titulas niekada nebus suteiktas. Privačiai žinovai šitos visos srities sako, kad Kaunas neturi jokių šansų. Kaunas yra antras pagal dydį Lietuvos miestas ir paprastai, jeigu yra Vilnius sostinė kultūros, tai tada žiūrima atiduoti kokiam nors miesteliu. Tuo tarpu Vilniečiai tokias kalbas vadina nepagrįstomis, anot jų visi projektai vertinami remiantis tam tikrais kriterijais ir visi pareiškėjai turi vienodas galimybės. Juolab, kad komisiją sudaro įvairių sričių žinovai – meno ir kultūros, Seimo, vyriausybės, turizmo ir istorinio paveldo, žiniasklaidos atstovai bei kiti pripažinti visuomenės veikėjai. Pirmiausia yra vertinamas projekto aktualumas, taip pat kokybė, jo įgyvendinimas ir biudžeto pagrįstumas. Na ir tenai iš tikrųjų yra labai aktyviai komisija vertina, vyksta ilgas diskusijos, vertinamas pirmiausia yra projektas ir tik po to yra žiūrima, koks tai miestas. Tikrai ne pats miestas ar miestelis yra vertinamas, ne pagal gamtos grožį skiriamas iš tikrųjų šis titulas. Šiemet Lietuvos kultūros sostinės titulas pavasarį buvo suteiktas Zarasams. Projektui įgyvendinti jie gavo gerokai mažesnę sumą nei dabar numatyta laimėtojų vos 100 000 litų. Kauniečiai tada pirmajam konkursui buvo pateikę net 9 projektus.